Nu ką, rytą pradedam su va tokiu vaizdeliu. Tai čia nais turim mano Ceškės 203 projektinės pavarų dėžę su visa pūslė. Tai šiandien kaip ir dalis mano atostogų, bet važiuoju į Kauną ir reikės ją nuvežti šiek tiek pamodifikuoti. Tai bandysim sustiprinti pavarų dėžę. Reikės perrengti hidrobloką. Įdėsim daugiau diskelio, kad daugiau sukimo momento laikytų. Greičiausiai ir puslė bus keičiama. Tai tokie va dalykai. Sėdu ir lekiu į Kauną. Taip, turim 257 CLS ir išvažiavau padaryti priverstinės kietųjų dalelių regeneracijos. Automobilis apie 2000 km atvažiavo avarinėme režime iki Lietuvos ir užsikimšo DPF-as. Tai reikia prasivalyti priverstinai suodžius. Matom, jau yra prasidėjusi visa regeneracija. Tai tikėkime, kad viskas praeis sėkmingai. Visai smagus dalykas, kai mašina pati pasivairuoja. Aišku, čia nėra naujiena labai, bet pakankamai nėra naujas modelis, bet jau turi tokius įdomesnius dalykus. Bet kartais vis tiek reikia pačiupinėti vairą. Taigi turim 106 ml ir pas jį yra tokios problemėlės. Tai matom, yra SRS klaida, tai yra dėl pyro saugiklio ant baterijos. Ir dar viena problemėlė yra po meistrų, kurie šalino DPF filtrą. Jeigu gerai girdite. Taip, važiuoju su GLK. Toksai pakankamai retas modelis, europinis ir tik galų varomas. Tai jisai atkeliavo iš Kauno. Tikrai malonu, kad atvažiuoja automobilių ir iš kitų miestų, kad žmonės pasitikė. Tai jam darysim pirmą stage. Taip pat darysim AMG meniu, darysim agility režimą, start-stop atmintį, kad gabaritai degtų kartu su dienos šviesos žibintais, pilna diagnostika, parkavimosi davikliai, kad pipsėtų iš anksčiau. Na, tokie dalykai. Galbūt dar kažką tai pamiršau, bet eigoje dar parodysiu ir papasakosiu. Dabar važiuoju ir žiūriu, kas čia nais pas mus su gyvais parametrais. Kaip automobilis elgiasi, turbina, purkštukai ir taip toliau. Prieš darant galios didinimą visada būtinai reikia įsitikinti, ar automobilis sveikas, sakykime, ir ar viskas su juo tvarkoj. Tai kol kas nusiskundimų kažkokių tai nematau. Tikrai pagal rytą, kurią matom, yra 398 000, automobilis tikrai visai neblogai atrodo, elgiasi ir manau, kad tikrai yra didelė tikimybė, kad darysim galios didinimą. Tai važiuoju dabar atgal į garažą. Klientą nuvežiau iki kavinės, kad pabūtų, o aš kimbu į darbus toliau. Na tai va, gabaritai su dienos šviesos žibintais atrodo taip. Jeigu kartu. Nu ką, rytas prasideda nuo 204 C klasės, turim čeką. Reikės pasidaryti pilną diagnostiką, darysim pavarų dėžės adaptaciją. Ir padarysim, kad rodytų, kiek litrų kūro yra bake. Taip, turim tokį parodymą skydelyje. Ir mūsų užduotis yra padaryti, kad rodytų, kiek yra kūro bake litrais. Tai koduotės jau kaip ir esu pasidaręs, spaudžiam siųsti. Persikrauna skydelis, einam per meniu žemyn ir turim 58 litrai kūro bake. Šitas meniu nedingsta, tai prisideda tik tai papildomas. Taip, 211 ir turėjom problemėlę su akumuliatoriaus iškrova.
matom, netgi antras akumas stovi, žmogui prisikurti, jeigu nudūsta akumas per naktį. Ir radom problemą. Tai signalizacijos sireną pašalinau ir iškrova, kaip matom, 0,02. Praktiškai beveik nieko neiškraudinėjo. Tai tokie va dalykai. Surenku atgal čionais viską. Sirena lieka atjungta. Tai darbas pavykęs. Na ką, šiandien rytą pradedam su tokiu smagiu begemotu. GL 550 ir jam reikės padaryti su europinimo procedūrą. Tai jau pradėjau daryti žemėlapių europinimo. Rašasi žemėlapiai. Sueuropinsim dar Fahrenheitus į Celsius, radio dažnius ir priekinius žibintus, kad gabaritai degtų kaip dienos šviesa. Na ką, grįžtant prie GLC. Šitam GLC modeliui buvo daromas memory sėdinių retrofitas. Viskas yra sumontuota, pajungta, bet yra niuansų. Buvo taip pat darytas ir vairo elektrinis valdymas, tai viskas būtų tvarkoj, pajungta, bet pati rankenėlė neveikia. Kompas jos nemato. Pasijungus su kompu prie sėdynės modulio, vairą galima aukštyn, žemyn, pirmyn, atgal reguliuoti priverstiniu būdu, tai reikia pasikeisti ryte. Dabar kas link sėdynės, tai viskas yra pajungta, sėdynė vaikšto aukštyn, žemyn, taip pat aukštyn, žemyn šitas vaikšto, bet nėra veikiantis du varikliukai. Pati sėdynė spraksi, bet pirmyn atgal nevažinėja ir šita dalis irgi nevažinėja. Deja, nelabai kom galėsiu padėti, kadangi sėdynės, kurios čia yra sumontuotas, tie varikliukai tiesiog fiziškai neveikia. Tai reikia jos pakeisti. Klientas sakė, pats pasikeis. Taip pat buvo iššūkis šiek tiek padaryti šildomas sėdynės, kadangi šildomas sėdynės čia buvo, nors jos ir viskas tvarkoj veikia, bet dedant sėdynės su memoriu, sėdinių valdymo logika skiriasi. Tai iš LIN signalo į CAN bus reikėjo perdaryti. Tai matom, sėdynės įsijungia, veikia, šyla. Tai vat, tokie dalykai. Automobilį iš savo pusės parašiau. Jeigu klientui dar bus kažkokių tai klausimų, tai visada prašom kreiptis ir visada patarsiu ir pabaigsim galbūt netgi darbus, jeigu reikės, jeigu klientas pats nesugebės pasidaryti. Su keleivio sėdynė irgi yra niuansai, tai pats blokas visiškai neatsako į diagnostiką, neveikia. Tai vat, taip jau būna su tom naudotom detalėm, pastaruoju metu pakankamai nemažai jų blogų atkeliauja iš šrotų, tai stengiuosi pats netgi jų neimti, kadangi po to lieku ir aš kaltas, kad detalė bloga ir man pačiam už montavimą antrą kartą niekas pinigų nesumokės. Tai vat, tokie dalykai. Automobilį atiduodu klientui ir judam prie kito. Taip, turim čia tokį CLA. Jisai turi problemėlių šiek tiek su variklio kompu. Variklio kompą vienoj įmonėj bandė tvarkyti, daryti. Padarė tik tai blogiau realiai, kad kompas įkrito į boot mode ir reikėjo jį prikelti, tai prikėliau. Bet visa problema, kad čia jis yra FBS 4 sistema ir praktiškai jį pririšti be originalių duomenų gali tik tai dealeris. Na, bandžiau ir aš pririšti, dėja niekaip neišeina, kol nėra originalių duomenų. Tai bent jau atstačiau, kad kompas gyventų ne boot režime, o prie jo galima būtų prisijungti. Dabar mano užduotis yra sueuropinti automobilį, tai yra padaryti iš Fahrenheitų į Celsius, sueuropinti magnetolą
ir sueuropinti galinius žibintus. Kadangi galinių žibintų europinių nėra, tai padarysiu tik tai programavimą ir laidyną, o jau po to klientas galės susidėti europinius žibintus ir jie turėtų puikiai veikti. Tai kompą jau pasijungęs ir dirbam. Na ką, toksai patarimas ir prašymas, jeigu jau lendate prie akumuliatoriaus automobilio, tai nepamirškit priveržti gnybtų, nes, kaip matot, nei čia nėra ją priveržti. Tai su tokiais bairiais po to ir būna, kad kibirkščiuoja, kaista kažkas tai. Ir būna nelaimingų atsitikimų kartais. Tai reikėtų priveržti, o jeigu jau norite atjungti laikinai akumuliatorių, tai nereikia atjunginėti pliuso. Pliusas lieka, atjunginėjant tik tai minusą. Tas yra daroma tam, kad pajunginėjant klemas būtų mažesnis kibirkščiavimas. Tai dedant minusą, praktiškai kibirkščiavimas iki 0 sumažėja. O dedant pliusą būna ir kibirkšties. Tai geriau daryti kaip priklauso. Darbo diena į pabaigą ir kaip matom GL yra su nuardytų šiek tiek priekiu. Pakeisti priekinį abudu artimo atstumo radarai. Klaidų nebedega, automobilis sueuropintas, viskas yra pagal planą. Tai dedam grotelės atgal ir paleidžia automobilį. Tai turim tokį lavonėlį, atvažiavo ant traliuko ir automobiliui neveikia raktas. Pas kažkokia tai elektrika jau buvo, bandė tenais, kiek mačiau, lituoti čipą ant rakto, bet nesėkmingai. Tai tiesiog darysim taip, kaip lyg būtų pamesti raktai. Jau esu pasiruošęs raktą, tai darysim naują raktelį. Dar vienas niuansas, tai atvažiavo automobilis ant ralo ir nei gyvybės ženklų. Tai pasijungiau įkroviklį akumuliatoriaus ir bandysim dabar daryti raktą. Na vat, šiuo metu vyksta duomenų traukimas iš spinos. Yra įkištas raktas, kuris skaito spinos informaciją. Tai visas šitas reikalas užtruks turbūt apie kokią valandą gerą, nes ilgai skaito. Realiai turi, kiek pamenu, apie 300 įkišimo ištraukimo ciklų padaryti. Tai, kad nereikėtų mechaniškai traukinėti to rakto, tai viskas vyksta automatiškai. Tiesiog yra pajungtas laidas prie vairo užrakto jungties ir skaito duomenis tokiu būdu. Tai, kaip matom, sinchronizuojasi ir po to išmeta pranešimą, kad pakeiskite raktą. Ir kai tas pranešimas iššoka, raktas pereina į kitą režimą ir taip bando nuskaityti vėl duomenis. Tai vat, tokie dalykai, kartais atrodo paprastas darbas, bet užtrunka pakankamai ilgai. Nu ką, turim raktelį. Valia. Raktas veikia. Dabar automobilio nekursiu, nes tuščių bakų kažkodėl atvežė automobilį. Tai jungus degimą netgi girdisi, kad bake nelabai pasiurbė kūrą. Ir tiek. Paliksiu dar kokiam 5 minutėm, kad įsikrautų akumuliatorius, nes visiškai nulis buvo miręs. Ir skambinsiu klientui, kad pasiimtų. Na ką, turim jau suprogramuotą C-klasę, atstatytą originalią programą, išprogramuotas pilnai DPF EGR-as ir įsiurbimas sklendės. Dabar pasijungiu dar kompą, susižiūriu viską. Niuansas, tas, kas darė variklį, užglušino EGR-ą ir jį užglušino netinkamai vietai. Tai šiuo metu automobilis nemato išmetimo sistemoje slėgio, kas šiek tiek susidūrė su Delphi kūro valdymo sistemomis, žino, kad išmetimo sistemos slėgio daviklis čia privalo rodyti bent jau kažkokias tai reikšmės
kintamas, kol kas tai yra 0,7 baro išmetimo sistemai ir automobilis avariniam režime. Tai atglušinus atgal EGR kaip priklauso, viskas sutvarkys, automobilis trauks kaip priklauso. Nu ką, jau į darbo pabaigą, lėkiu su 218. Reikėjo šiek tiek padaryti tam tikrų manipulacijų. Automobilis gavo kitą vairo kolonėlės modulį. Čia yra elektrinis vairo stiprintuvas. Ir nedaugelis žino, kad po keitimo gali būti taip, kad automobilį traukia šiek tiek į šoną. Ir jį traukia ne šiaip savo, iš tikrųjų. Yra sukalibruotas reikšmės vairo kolonėlės modulyje ir vairo, sakykime, suvedimas, ratų suvedimas niekom nepadės. Tai reikia tiesiog perkalibruoti vairo kolonėlės modulį ir automobilis vėl važiuos tiesiai. Buvo problemėlė, kad šiek tiek dešinę traukdavo, tai dabar viskas idealiai. Taip, kaip matom, vyksta procesas. Šiek tiek bandysim dirbti su 3D modeliavimu. Tai čia yra pirmas variantas mano LED dienos šviesų ML-ui. Tai dabar skanuojasi šitą visą variantą. Bandysiu kitas LED šviesas dėti ir bandysim konstruoti apdailą. Spausdinsim su 3D printeriu. Su 3D skeneriu dabar nusiskanuojam iki galo ir bandysim kelti į softą, bandysim kažką modeliuoti. Ką, rytas prasideda taip, savaitgalis, tai reikia pasidaryti kai kurios darbus. Primenu, kad 205 C klasė yra pardavimuose. Jeigu kažkas ieškot tvarkingo gero automobilio, kreipkitės, galėsim galbūt kažką sutarti. Nu vat, nusiplovėm, toks vat gražuolis, 2.1 dizelis, 105 kW, 15 metai, tvarkingas, rida 314, perinkta pilnai važiuoklė, stabdžių diskai priekyje su kaladėliam nauji, ratlankiai nuo E klasės su apynaujam padangom, su slėgio davikliais. Ant kėbulo praktiškai gal pora yra vietom įbrėžimų, bet tokie ant priekinio bamperio labiau, nelabai jie matosi. Kablys veikia. Kas šiandien dar pas mus viduje? Odinis vairas, medžiaginės sėdynės, šildomas, magnetola, Bluetooth audio, aišku, AMG meniu. Gale atrodo va taip, tvarkinga, švaru. Bagažinė atrodo taip, irgi tvarkinga, švaru. Užsidengia dangtis ir taip. Turim taip pat antrą kilimėlių komplektą žiemai. Tai va toks automobilis. Jeigu kažką domina, kreipkitės. Taip, turim 212 ir problemėlė pas jį yra su vairo užraktu. Klientas jau porą kartų neužsivedė automobilį, tai atvažiavo pasistatyti vairo užraktą emuliatorių, kurį sumontavus problema dingsta. Ir jeigu netgi ir nusėstų akumuliatorius automobilio, vairo užraktas nesudirbtų, kadangi stovi emuliatorius ir vairas liktų laisvas atrakintas. Tai tik tai pliusai, manau, iš
šitą emuliatoriaus. Tai jis yra daug patikimesnis negu vairo užrakto mechanizmas. Tai traukiam informaciją ir montuojam emuliatorių. Taip, turim 221 su problemytėm. Po biškį siurbia ir iškraudinėja akumuliatorių. Kaip matom, iškrova šokinėja šiek tiek. Praktiškai nuo visai nulio iki buvo 0,30 berods ampero. Tai visa šita iškrova atsiranda tik tai tada, kada yra uždarytos durelės. Tai turiu įtarimą, kad greičiausiai arba tūrio daviklis knisa protą, arba greičiausiai signalizacija. Tai reikės pabandyti išsiaiškinti, kuris komponentas čia knisa protą. Taip, turim jau šiokį tokį rezultatą. Tai iškrova akumuliatoriaus 0,05, kaip ir turėtų būti. Problemėlė buvo su tūrio davikliu. Įjungus signalizaciją, jisai turi aktyvuotis, tai šiuo metu jį atjungiau fiziškai ir, kaip matom, yra iškrova labai minimali. Tokia ir turėtų būti. Taigi, turim GLC 2017 metų. Jame yra didžioji planšetė, bet prie faceliftinė. Turim tokius USB lizdus ir reikia padaryti CarPlay'ų. CarPlay'us dėja čia neveiks, kadangi nėra prie antro lizdo telefono logotipo. Galite pas save pasitikrinti automobiliuose, jeigu telefono logotipas yra, tai galima padaryti CarPlay'ą. Jeigu nėra, tai dėja, kaip čia reikės montuoti papildomą priedėlį. Tai nieko nelaukiam, ardomės panelę ir montuosim priedėlį, kad būtų bevėlis CarPlay'us. Na tai ką, turim bevėlį CarPlay'ų, veikia nuo Wi-Fi, sakykim taip, ir viską galima tiek muziką klausyti iš telefono, tiek navigacija veikia ekrane nuo telefono. Tai ką, susitvarkėm su 204 kondiškės problema. Problema buvo tame, kad neveikia tiesiog slėgio daviklis. Pakeitėm, užpildėm. Taip pat padarėm pirmą stage'ą, EGR'as, sklendės ir dedam kompą, važiuojam testuotis. Ką, šiandien turim 213 ir jam atsitiko toks netyčiukas. Šiek tiek buvo padaužytas ekranas multimedijos, tai turim kitą ir keičiam. Na vat, jau kaip ir turim pakeistą ekraną, viskas tvarkoj, veikia ir viskas pagal planą. Keliamės toliau prie kitos klasės. 212 ir turim problemėlę, kad ventiliatorius variklio pastoviai ūžia. Jeigu girdite, apie 60-70% pastoviai. Tai pasijungsim kompą ir pasižiūrėsim, kas ten vyksta. Na tai ką, galima buvo laukti, kame yra problema. Tai nusisirbinėjom freoną, išsitrauksim viską. Ir problemėlė yra su slėgio davikliu. Tai freoną slėgio daviklį pasikeisim, išsipildysim iš naują sistemą ir turėtų būti viskas tvarkoje. Na ką, viskas. Kaip matom, kondiškė šalda. Klaidelės ištrintos ir paleidžiam automobilį. Ok, turim 221 ir problemėlė pas jį yra ne viena. Tai atvažiavo su bėda, kad dingsto trauka kartais autostradoje. Suradau, kad ne viskas gerai yra su programa, tai programa perdaryta į originalę ir padarytos korekcijos, kurios reikalingos. Taip pat buvo pakeista užvedimo spina, nes ne iš pirmo karto įdėjus raktą jį nuskaitydavo, tai spina pakeista. Ir dar vienas dalykas, tai prasiardžiau pečiuko ventiliatorių ir matom, čia yra žalumos. Reostatas irgi keitimui. Išvalysiu kontaktus, sulauksiu reostatą.
Čia prasivalysiu irgi šiek tiek, nes neturėtų čia būti tiek šiukšlių ir bandysim dėti atgal. Tai ką, užsiimsim lavono gaivinimu. Priekinė saugiklinė 211. Seną išiminėjom ir dedam kitą. Turim 205 ir jam yra problemas su linijų palaikymu. Nemato juostų, ženklų atpažinimo ir žibintai nebekarpo. Tai reikės susižiūrėti, kaip matom irgi klaidų milijonas ant skydelio. Tai prisijungiam ir žiūrim. Tai ką, testuojasi 204 C klasę. Atvažiavo su ESP klaidomis ir visokiom kitokiom galios ribojimo klaidom. Problema buvo variklio programoje. Kažkas čipavo ir čipavo pakankamai negražiai. Tai su kuro lentelė tenais buvo kažkokia tai nesąmonė padaryta. Dabar važiuoju, kaip ir viskas tvarkoja. Aišku, dar pašils šiek tiek variklis iki galo ir pasižiūrėsim kaip tada, bet manau, kad viskas čia bus tvarkoj. Netgi biški daugiau paspaudus galima bus pasitikrinti, bet kol kas mane visas rezultatas tenkina. ESP klaidų nemėto ant skydelio, tai turbūt, kad pergalė. Taip, 212 ir atkeliavo su viena problemėlė, sakykim, ne visai problema, o po dėžės aptardavimo padaryti adaptaciją pavarų dėžiai. Ir radom dar vieną problemą, kuri yra pakankamai rimta ir gali grėsti netgi variklio užkalimu. Tai problemą pašalinom, tai yra tepimo vožtuvas, kuris reguliuoja slėgį variklio darbo metu. Ir jo gedimo atvejais dažniausiai užlinksta variklis. Tai aktualu būtent 651 varikliui. Čia buvo dabar sumontuota vožtuvo aklė. Tai pastoviai dabar tepimas yra maksimalus. Pasijungiam diagnostiką, dabar pasižiūrėsim, kokie tenais klaidos kodai, kadangi reikia išprogramuoti patį vožtuvą, tai padarysim šitą variklį daug ilgaamžiškesnį. Na ir viskas. Automobilis pabaigtas, tvarkyti, adaptacija padaryta. Dar radau, kad yra galinis dešinys blind spoto radaras miręs, tai čia jau kitiems kartams klausimas, o šiandien praktiškai viskas su automobiliu. Pakeistas, kaip jau minėjau, variklio alyvios slėgio vožtuvas, reguliatorius ir įstatyta aklė vietoj jo. Tai dabar maksimalus tepimas visais sūkiais. Tai tokie dalykai. Jungiam kompą velniop nuo šitos mašinos ir einam šiandien jau ilsėtis. Tai ką, turim GLC hybridas ir atvažiavo su tokia bėda, kad nevažiavo jisai ant elektros. Kaip matom, variklis benzininis yra užgesintas, automobilis jau važiuoja ant elektros. Tai problemėlė buvo su laidais, laidus sutvarkiam ir viskas yra tvarkoje. Taip, turim 211 ir jam problemėlė su variklio kompu. Čia yra senas jau variklio kompas, jį pakeitėm kitu iš roto, nuplanavom, automobilis užsikūrė, važiuoja ir gali toliau sukti kilometrus. Pakankamai dažnas variantas, kai jau tokiame amžiuje automobiliui miršta variklio kompas. Kaip tai atsitinka, tai tiesiog kai variklio kompiuteris pradeda kelti problemų, išmeta ESP klaidą ant skydelio ir automobilis pradeda nebesikurti. Tai turėkit omeny, jeigu jums irgi kažkas panašaus, tai gali būti, kad variklio kompo problema. Turim GT3 AMG ir su juo yra tokia problemėlė, kad nenori kartais vaikščioti sėdynės. Dabar padarysim iš naujo kalibraciją. Sėdynės turi suvaikščioti visos į savo pozicijas, tiek vairuotojo, tiek keleivio.
ir pasižiūrėsim. Yra įtarimas, kad kažkuris tai varikliukas gali nematyti savo padėties, dėl to gali neveikti atminties funkcijos. Ok, kadangi mano C klasė vis dar stovi pardavimuose ir nejuda, iš esmės nėra nei skambučių, nei apžiūrų, tai, kaip supratau, problema yra salone. Tai niekas nenori pirkti su medžiaginiu salonu, tai pasigrožėkite paskutinį kartą medžiaginiu salonu ir montuosime odinį. O odinį saloną tokį atsivežiau iš Kauno. Šiandien praktiškai visą dieną sugaišau vos net tik tai tam. Na, dar plus ir pavarų dėžę ceškiai pasiėmiau padarytą, bet apie tai vėliau. Tai išsiploviau saloną, matom dar yra šlapias, bet jau pradėsiu traukti seną ir montuoti naują. Išdžius, manau, ir mašinai. Nu ką, jau yra sudėta pirma dalis. Pradėjau nuo galo ir dabar reikės dėti ir priekinės sėdynės. Na ką, toksai improvizuotas salono drėgmės surinkėjas. Sakykime, čia viskas kaip ir naudojama namie, bet aš panaudojau automobilyje. Tai ištraukiam, pasižiūrim, kiek čia mes ištraukia vandens. Ką, išpilinėjam. Nėra labai daug, bet salonas jau kaip ir sausas, tai einu, parodysiu galutinį rezultatą. Taip, turim va tokį gražuolį CLS-ą. Jam buvo atlikti darbai, tai išprogramuota lambda zondai galiniai, išprogramuoti NOx sensoriai, temperatūros davikliai, kad reikalo esant galima būtų atsijungti antrus katalizatorius ir pasidaryti smagesnį išmetimą. Taip pat yra padaryta gabaritai kartu su dienos šviesom, kad degtų. Tai va tokie darbeliai. Šitas automobilis savininką, kuris jau ne pirmą automobilį pas mane veža. Tai su juo kaip ir baigta, judam toliau. Na ką, turim V klasę, 651 varikliukas ir reikės sumontuoti tepimo slėgio reguliatoriaus vožtuvo aklę. Tai daroma tam, kad išsaugoti variklį, kad nebūtų gedimų netyčia su to vožtuvu, nes jam sugedus, nei daug, nei mažai, kainuoja variklį. Užvelia indeklus ir baigtas mišas, sakykim taip. Tai paprastas dalykas, keičiam šitą, programuojam ir automobilis važiuos toliau ilgai ir laimingai. Iš esmės galioja visiems 651 varikliams praktiškai iki 2016 metų. Be abejo, reikia žiūrėti, ar yra išspręsta ta problema ar ne, gamykliškai. Jeigu ne, tai originalus dalykas, sukasi, programuojasi ir viskas. Automobilis juda toliau. Taip, 212 ir vyksta softo atstatymas į originalų, kadangi buvo bandytas programuoti DPF-as ir nepavyko meistrams. Problemėlė yra su softu. Pravažiavus kokį 100 km išmeta į tokį vidinį avarinį režimą variklio bloką ir automobilis pradeda laikyti sūkius pakankamai aukštai. Tai teks perdarinėti softą iš naujo, mokėti vėl klientui pinigus. Tai labai atsirinkite, kur darote programas, nes Mersai turi savo specifikos. Tai ką, grįžtam prie E klasės, jau yra padarytas softas. Jau yra paprogramuotas ir kapoto šoviniai. Tai yra aktyvus kapotas, yra išprogramuotas šitai mašinai, klaidų nebemeta.
Dabar važiuoju, prasitestuosiu, ar nemetu jokių klaidų variklio kompas po keitimo programos. Ir tam reikia prasivažiuoti bent jau kokį 10 km pastoviu greičiu. Išvažiuosiu molėtų plento, sustatysiu autopilotą ir prasitestuosiu. Tai yra tokie dalykai kartais, kad pakankamai nemažai laiko užima automobilio remontas, nes kartais reikia prasitestuoti automobilį ir ne vieną kartą, kartais neužtenka vienos versijos programos, tai nenustebkite, kad ir eilutės kartais būna ilgesnės pas. Tai prasitestuosiu dabar minimum kokių 10-15 km trasoje prasivažiuosiu. Buvo tas, kad įmesdavo avarinį režimą dėl blogos programos ir vidinė bloko klaida kabėdavo. Niekas jos negalėjo pašalinti. Be abejo, jos nepašalino, nes buvo blogai padaryta programa. Tai programą perdarėm, manau, kad turėtų viskas būti tvarkoje. Simptomai būdavo tokie, kad trauka kaip ir likdavo, bet prie aukštesnių sūkių darydavo, sakykime, keisdavo pavaras ir praktiškai neįmesdavo į 7 pavarą. Tai kol kas pavara 7 yra, automobilis važiuoja, tai žiūrėsim. Manau, viskas turėtų būti tvarkoje. Smagios naujienos. Vėl turiu numerių rėmelių, tik atvežė kurjeris. Visiškai nauji, iškepti. Taip pat yra ir amerikietiškams valstybiniams numeriams. Šitų labai ribotas kiekis. Tai paskubėkit, jeigu jums domina, kreipkitės ir galit pasiimti savo numerių rėmelius. Taip, sekantis 212 atvažiavo jisai su degančiu čeku. Kaip matom, čekas jau nebedega. Buvo EVAP sistemos problemėlė, tai išprogramavom, viskas kaip ir tvarkoja. Dabar prasivažiuoti reikia ir pasižiūrėti, kodėlgi žmogus skundžiasi dėl ABS, kad jisai per anksti sudirba. Tai prasivažiuosiu ir pasižiūrėsiu. Nedarykit taip daugiau. Jeigu jau vežat mašiną pas mane, būtų gerai, kad kuro būtų bent jau pusę bako. Na, tenka važiuoti užpilti klientams kūrą. Tai kūras yra brangus, iš tikrųjų, tokiu atveju. O problemėlė tokia. Problemos su kūru nebeliko, bet liko su pavarų dėžė. Pavarų dėžė buvo keista ir problema yra tokia, kad nenori visas pavaras jungti, taip pat praslysta šiek tiek sankaba. Tai bandysim užsišildyti dėžę ir pabandysim suadaptuoti iš naujo. Jeigu nepadės, tai panašu, kad ne per geriausią dėžę ir įsidėjo čionais. Tai žiūrėsim. Senai matytas automobilis, kariauju vis dar su savo C klasė. Sudėjom pavarų dėžę, jau kaip ir važiuoja, nebetempia iš vietos. Buvo vožtuvų blokio problema, tai pavarų dėžiai pridėjom papildomų diskelių, kad sukimo momentą šiek tiek smagiau laikytų ir šiek tiek greičiau jungtų pavaras. Sumažinti tarpelį, tai dabar rašau vieną iš softų dar pasibandyti, nes kažko tai turbiną nenori normaliai pūsti, tai susirašau ir varau testuotis. Taigi turim 222 S klasę ir jai yra sumontuotas CarPlay'us. Originaliai nėra galimybės tai padaryti, bet su tam tikrais priedėliais galima visą tai įvykdyti ir CarPlay'us bus bevėlis. Tai kaip matom, viskas valdosi nuo originalaus ratuko. Galim grįžti atgal, matom, yra ir žemėlapis, visos sistemos praktiškai valdomos su originaliu ratuku. Garsas taip pat yra, kad nebūtų copyright'o pritildam. Tai va toksai smagus dalykas, viską pajungiam ir galim paleisti. Na ką, šiandien turiu tokį 221, atvažiavo su traliuku ir automobilis nesiveda. Kaip
Tai matom, reikėjo dėti prastavkę, kitaip sakant, išnešimo diską, kad ratas galėtų laisvai suktis. Automobilis nevažiuoja, tai problemėlė yra tame, kad pavarų dėžės kompas buvo pakeistas, bet nieks neprogramuota. Ir tam reikėtų jį nunulinti, o kad nunulinti, teoriškai reikėtų lysti po apačią, bet visgi padariau kitą variantą, tai tiesiog atsijungiau laidus nuo sujungimo ir pasijungiau va taip, kad nereikėtų kilnoti automobilio. Tai jau išsitrinsiu visus senus duomenis, pririšiu dėžę, na ir bandysim kurti. Turim automobilį jau dirbantį, bandysim pakelti važiuoklę, nes yra visas sukrytus. Tai manau, kad pavyko visas šitas burtas. Problema buvo ne viena, ten kas programavo, tai linkėjimai. Pavarų dėžę pririšau iš naujo, pririšau naujai selektorių ir viskas užsikūrė. Na ir kam įdomu, kaip atrodo tas adapteris, per kurį sukasi ratas per reduktorių, kad nereikėtų atjunginėti kardaną, tai o taip. Jeigu kažkam aktualu, Vilniuje galiu jį išnuomoti, jeigu jums reikia stumdyti mašiną ant ralų, užsikrauti ir panašiai. Tinka 4 varomų automobiliams, taip pat tinka ir galų varomams automobiliams, netgi ir BMW tinka. Tai ką, sudėjau ratus, prasivažiavau, viskas kaip ir tvarkoj, tik tai stabdžių nelabai yra. Žmogus perspėjo, kad nėra nuorinti normaliai stabdžiai, tai važiuoju, pastatysiu, daugiau 60 nebandžiau važiuoti, nelabai noriu čia bandyti laimės, toliau jau problemos yra šeimininko, kaip susitvarkys stabdžius iki galo. Mano esmė buvo padaryti, kad automobilis užsivestų ir važiuotų. Taip, čia turim 204, jam darysim nemažai darbelių iš tikrųjų, tai vienas iš jų įsiurbimo sklendžių varikliuko išprogramavimas, tai dabar būtent tą ir darom, rašosi failas į variklio kompą. Taip pat darysim AMG meniu, darysim kuro likutį litrais bake, gazo reakcijos korekciją ir pavarų dėžės papildomus režimus, tai yra agility ir manual režimą. Taip, turim 205 ir atvažiavo su tokia bėdelė, kad pakeitė vieną žibintą ir žibintas neveikia pilnai. Tai reikės jį suprogramuoti, taip pat dar bus viduje keletas dalykėlių. Na ką, kartais su žibintais atrodo problemų gali būti daug, bet problemos yra išspręstos su va tokiu va dalyku. Tiesiog buvo saugiklis sudegęs, žibintai veikia. Manau, kad su šita mašina bus pakankamai likę darbai nesunkus, o dabar judam toliau. Taip, šitai C klasiai su Renault varikliu buvo sutvarkyta variklio programa. Tai buvo jau programuota kažkur tai EGR, DPF, AdBlue, bet ne iki galo. Tai sutvarkėm AdBlue, EGR ir automobilis jau važiuoja normaliai ir nebedūmija. Taip, grįžinėjau su CLS-u 218, jam darėm Stage 2 programą. Čia jau stovi hibridinė turbina, man tik tai reikėjo perdaryti programą, nes biški buvo garvežys, toksai, sakykim, labai pylėsi juodais dūmais. Dabar programą perdarius ir atsirado toksai kaip ir linijinis gazas, sakykim, jisai pakankamai galima elastingai važiuoti su automobiliu, visai smagiai, tik tais yra vienas niuansas, tai temperatūra, įsiurbimo temperatūra. Biškiai aukštoka, žiūrėjau, kad yra standartinis interkuleris, tai interkulerį reikia dėti didesnį, šitą jau turbūt užsims klientas pats, o aš važiuoju namo ir reikės dar keletą darbelių pasidaryti. Neveikia signalas, kiek pasižiūrėjau, tai čia dėtas vairas ir panašu, kad elektronika blogai pajungta, tai reikės perdaryti
Ir dar pasižiūrėsiu sąrašiuką, dar porą kažkokių dalykų buvo. Dar dienos šviesos žibintai irgi neveikia. Tai irgi reikės sužiūrėti. Taip, CLS-as, antras stage'as, bandom. 60. 100. Ok, antras bandymas, pirmas nepavyko. Labai iš vietos neina. 60. Labai didelis lagas turbinos. Turbina 100. daryta, nesakysiu kokie įmoniai, bet nelabai man patinka, iš tikrųjų, neužsipučia ant žemų. Quarter mile. Tai, bet vėliau tikrai paima greitį neblogai ir traukia automobilis smagiai. Ok, visgi man neduoda ramybės. Labai gesina trauką, tai išjungiau praslydimą, žiūrėsim. Jo, silpnai. Iš tikrųjų ir galia gesina dabar, kadangi yra interkuleris prastas, senas, tai liūdnai. Iš tikrųjų, reikia daryti interkulerį, nes keli startai ir užkaista automobilis, tai čia jau savininko reikalams bus. Jo, dabar panašu. Jeigu girdėt, tai labai panašu, kad turim kažkur tai kiaurą vamzdį. Panašu, kad biški paspaudus prakiūro kažkur tai ar interkuleris, arba šlanga įsiurbimo. Na, tokie jau dalykai būna su tunintais automobiliais. Kažkas vis tiek neatlaiko. Tai vis tiek reikės daryti įsiurbimo modifikacijas, tai interkulerį, pasižiūrės to pačiu ir šlangas meistrai. Iš mano pusės viskas. Taip, turim GLC, iki faceliftinis modelis, kuriam nebuvo galima gamykliškai padaryti CarPlay opcijos, tai visą šitą dalyką integravom į automobilį, viskas valdoma per ratuką, viskas nuotoliniu būdu. Nereikia jokių laidų, viskas jungiasi tvarkingai, groja muzika, galima naudotis veizu, atskirai galima tiek veizo žemėlapį per pilną ekraną pasidaryti. Taip pat veikia ir su ir Apple, ir Android įrenginiais, viskas integruota į jūsų originalų ekraną.